Lietuvos imtynių čempionatas jūsų dėmesiui. Lietuvos imtynių čempionatas mini 100 metų, daug metų, todėl daug sveikinimų, daug apdovanojimų, daug kalbų buvo prieš visą tai. Ir turėsime šiandien tokį miksą. Pirmiausia, moterų imtynių vienas iš finalų turėsime ir laisvūnus, ir taip pat be abejo graikų romėnų imtynininkus. O dabar keliaukime su kova, tai yra moterų iki 50 kg kova tarp Vestinos Danisevičiūtės ir Gabijos Dilytės. Gabija Dilytė laimi šį finalą 5-0 ir sveikinimai Gabijai. Laisvųjų imtynių finalą iki 79 kg, tai yra Klaidas Lukaševičius ir Ignas Brevilaitis. Taip, kadangi Klaidas atliko veiksmą vertą 4 taškams, tai jo aukštesnė vertė buvo. Dėl to jis laimėjo, nors ir praleido paskutinę sekundę 2 taškus. Ir matome, tai čia džiaugsmas. Pergalės džiaugsmas. Graikų romėnų imtynės ir svorio kategorija iki 72 kg. Rokas Čepauskas čia, kaip ir prognozavai, pakankamai greit sutvarkė visus reikalus. Turime praėjusių metų nugalėtoją Iną Limovą šioje svorio kategorijoje. Šį kartą šioje svorio kategorijoje varžosi ir Ana Teligina, kuri praėjusiais metais laimėjo kiek sunkesnėje svorio kategorijoje iki 62 kg. Manau, Ina yra tokių pat galimybių kaip ir Teligina, tačiau galbūt šiek tiek yra pervargusi ar šiek tiek šiandien nepasisekė. Laisvosios imtynės svorio kategorija iki 86 kg. Paulius Lešauskas ir Gustas Kapšauskas. Tokia dvikova šiame finale. Laukia dar viena kakli kova. Nors Leščiauską gal laikyčiau lyderiu, bet raseiniškiai nuo seno taip pat garsėja giliomis tradicijomis. Čia Paulius Lešauskas. Užtikrinta pergalė. Praėjusiais metais lengvesniai svorio kategorijai tapo čempionu, šiemet perėjo sunkesnė ir taipogi Lietuvos čempionu tapo. Ir tai buvo paskutinis šios kovos veiksmas. Kristupas Kleiva pasiekė reikalingą pranašumą likus kiek daugiau nei 2 minutėms. Skaičius 100 yra šio čempionato atributas, o čia turime moterų svorio kategoriją 76 kg ir Augustė Genvilaitė Kamilė Gaučaitė. Edgaras Vojtechovskis, Danielius Grebliūnas, laisvosios imtynės svorio kategorija 92 kg. Turbūt buvo tik laiko klausimas, kada Edgaras Vojtechovskis užbaigs šią kovą. Patenkintas Edgaras. Simonas Viliulis, Erikas Čerepokas. Kaunas, Panevėžys. Tokia akistata čia Panevėžyje. Erikas, manau, yra lyderis, bet gali nutikti bet kas. Nenustebčiau, kova truktų
tas 6 minutės, taip pat nenustepčiau jų baigti per minutę, nes sunku prognozuoti. Abu sportininkai gali ieškoti tiek taškų stovėsenoje, tiek parterį. Sakei, nenustebintų ir kova iki galo, bet gali būti, kad gali viskas ir greičiau pasibaigti. Erikas buvo favoritas ir įrodė, labai užtikrintai laimėjo. Viskas, Lietuvos imtynių čempionatas yra baigtas. Lietuvos imtynių čempionatui 100 metų, su tuo galima ir visus pasveikinti imtynių pasaulio atstovus. Čia geros nuotaikos, tikiuosi, su puikiomis nuotaikomis baigiame šią transliaciją. Dar liko šiek tiek apdovanojimų, juos galite stebėti, o su jumis jau aš atsisveikinu iki kitų kartų. Viso.